Sveiki atvykę į naują Parkside pasidaryk pats projektą. Aš esu Dženė ir šiandien kartu įrengsime kino ekraną. Kaip visada, viską, ko prireiks šiam projektui, rasi žemiau pateiktose statybos instrukcijose. Mūsų kino ekranui svarbi tvirta konstrukcija. Todėl pasirinkome variantą, kurį galima sukonstruoti su minimaliomis pastangomis ir lengvai išardyti po kino vakaro. Taigi pirmiausia išsipjaunu 2 reikiamas plokštes iš faneros. Dėl to pasižymiu reikiamus matmenis. Tai dabar yra mūsų pagrindinės plokštės, prie kurių iš abiejų pusių įstrižai tvirtinamas tašas. Pažymėk ant tašelinės medienos, kur turi būti pagrindinė plokštė. Kai tik įstrižai padėsiu pagrindinę plokštę, galėsiu išgręžti skyles ir prisukti. Viskas dirbtuvėse baigta. Tolimesniems žingsniams einame į sodą. Taigi dabar atvykau čia, kur vėliau žiūrėsime filmą. Kitame žingsnyje pritvirtinu antrą tašą prie pagrindo plokštės. Dabar mūsų šoninės dalys bus prisuktos su skersiniu balkiu, todėl iš anksto išgręžiu skylę. Norėdami sutvirtinti šią konstrukciją, pritvirtiname trečią tašą. Svarbu, kad kojos būtų maždaug vienodo aukščio. Taigi dabar pagaliau imamės drobės, o tam mums reikia Parkside 20 V akumuliatorinio segiklio. Kad ištempčiau drobę, iš pradžių ją pritvirtinau segtuku prie antrojo skersinio, kelis kartus apsukau ir tada priekinėse kojelėse pritvirtinau varžtais. Dabar gali prasidėti serialų maratonas. Ar turi rekomendacijų? Parašyk komentaruose. Tau pavyks.